žirgas apžirgė, o su arkliu ari, tai jis toks darbinis, bet šiaip tai jokio skirtumo su visais galėjo. Kartais ir darbiniai būna tokie nuostabus, kad juos galima tikrai vadinti žirgais. Žirgas yra gražus arklys. Galima pavadinti tą arkliuką žirgu, jeigu jis nusipelno. O galima pavadinti žirgą arklį, jeigu jisai nelabai nusipelno. Arklys tai yra paprastas žmogus. Žirgas tai yra Pegasas su sparnais. Jis turi knisti žemę, trypčioti savo kanopėlėm ir plasnuoti sparnais. Žirgas tai yra arklys iš didžiosios raidės. Mes jo, aišku, žirgelis. Kuinas tai dažniausiai yra arklys, kuris visiškai nustekentas, nuvarytas, neprižiūrėtas, per daug duota darbų, nepagal jėgas, nešeriamas, sakykime, laiku. Jis jau tik užsidarnavo poilsio. Kuinas tai yra krizės nuvargintas Lietuvos žmogelis. Eržilas tai yra vyriškos lyties, kaip sakyti, arklys, kuris yra neiškastruotas. Bachūras. Tai yra tas jaunuolis, kuris visada nori. Kadangi eržilai visų veislių, ypač žemaitukai, būna labai aršus, tai tokiam vyrui yra posakis geras, eržilos kūrai ir ant tvoros žvengia. Arkliai labai išreiškia tą seksualumą, ypač eržilai. Kumelės irgi kartais. Kumelė tai yra geriausia žmogaus draugė. Po žirgo ir po šuns. Moteriškos lyties arklys. Įsižeistum ar apsidžiaugtum išgirdus tokį pasakymą savo adresu? Galbūt vis dėlto tai daugiau įžeidimas eitų. Tikriausia taip. Jeigu mūsų kumelės prie jos giedosios jūros, manau, nauja sąvoka gali pradėti būti naudota. Jeigu tai yra Hanoveris arba Trakėno, sakysim, arba anglų grynakraujis žirgas, tai ryšia yra ryščia. Kai bėga žirgas ryščia, vienas iš jo bėgimo buvo. O kai bėga žemaitukas, tai yra, vadinasi, pakratuškės. Vidutinis greitis tarp žingsnio ir šuolio. Tik. Kamanos tai yra kaip PVM-as Lietuvoje. Štai šitas aiktas. Tai yra suvaržymas žirgo, kad jis negalėtų plasnuoti, skraidyti ten, kur nori, o darytų tai, ką nori pilietis, kuris sėdė ant jo sprando. Kažkada paklausė, ar kanopėlės yra medinės. Rimtai. Stovykloje yra 4 moteris, ne? 4 moteris, o vyrai vis tiek užsimiršta ir keikės, tai kad nebūtų originalo kalba keiksmažodžius, sugalvojom priekį kiekvieno keiksmažodžio dėti kokią nors raidę. Pavyzdžiui, Ž, M, G, tai labai juokingai skamba ir kaip ne keiksmažodis gaunasi. Žurva, pavyzdžiui, žlet.